Kšištofai, ar tokios naujos buvo rungtynės, kad galite dar ir vaikus panešiuoti po rungtynę? Ne, nu tai vaikus privalau nešiot, pavargęs, nepavargęs. Ne, buvo sunkios, bet aišku, kovojom, bet biški pritruko, biški disciplinos kažkur, tai biški to susitarimo, kur buvom susitarę, klaidų tokių padarėm. Ir aišku, kovoti turbūt kamuoliai pralošė, aš dar nežiūrėjau protokolą, bet kiek aš atsimenu, reikės pažiūrėti tos varžybos, tai ten, kiek man atmintis leidžia, tai aš labai daug man pralošė. Trečio kėlinio pabaigoje, po jūsų tritaškio persvėrėt rezultatą, kas įvyko, kad Žalgiris vėl tai pabėgo į priekį? Paskui, nu tai nieko, nu tai apsigynė ir užpuolė, tai kas atitiko, nu tai geriau sužaidė atkarpą. Ir viskas, mes kaip tik tą atkarpą gal keletą klaidelių ten padarėm, nepataikėm ir viskas, o Žalgiris to pasinaudojo. Šiandien Augustas sužaidė geriausią sezono rungtynes, tai jis tapo netikėtumu turbūt su 20 taškų. Taip, nu tai jisai vienas iš geriausių rolintojų, nu, tą pick and rollą žaidžiantis krepšininkas, labai greitai leidosi ir įmėtė lengvus taškus iš po krepšio. Šiandien Lietkabilis vieną žymų procentą atakavo krepšį, tai turbūt prieš kitas rungtynes dar rezervą liko, ar ne? Ne, nu tai čia dėka Žalgiriui jie taip gerai gynėsi gerai ir todėl tas nuovargis buvo ir todėl prametėm metimų. Šiandien pats pelnėt 14 taškų, ar spėjot pavargti, ar palsėti spėjote po pusfinalio? Tai be abejo, ne, nu tai kaip supras palsėti, mes dirbom ir nėra ko čia jau ilsėtis, čia paskutinis 2 savaitės liko, čia reikia ne tai, kad fiziškai jau ten nepridirbsi visi fiziškai, bet reikia taktiškai kažkok tai pataisyti klaidelės, padaryti namų darbus ir eit kovot, nu tai yra dar šansai, tai čia dar nieko neprarasta.